Sveiki sugrįžę į Judiocation per JNS TV. Skubios naujienos. Vienas izraelietis buvo nužudytas, o mažiausiai 6 kiti sužeisti per daugiakryptį teroristinį išpuolį netoli Kočio Vjeir šį rytą. Tai yra šalies centre. Atrodo, kad 2 arabai, iš kurių bent vienas turi Izraelio pilietybę, atidengė ugnį mažiausiai 6 vietose. Šomrono regiono taryba teigia, kad teroristai atidengė ugnį apsaugos darbuotoją prie Salfito bendruomenės, o po to pabėgo. Mes vis dar bandome surinkti visą informaciją, tačiau esmė ta, kad šį rytą izraeliečiai vėl tapo taikiniais visose Izraelio, Samarijos ir šalies centro dalyse. Turėdamas geltonus numerius, Izraelio arabas gali laisvai judėti visur. Vis dar nežinoma, kaip jis prasprūdo pro patikros punktą toje vietovėje, tačiau turint Izraelio asmens tapatybės kortelę, tai padaryti daug lengviau. Žinokite, Izraelyje sekmadienis yra darbo diena. Tai labai užimta diena. Kariai grįžta į savo bazes, vaikai grįžta į mokyklą. Taigi šis teroristas, pasinaudodamas tuo, kad turi Izraelio numerius, pasinaudodamas tuo, kad turi Izraelio asmens tapatybės kortelę, sugebėjo surengti ataką 6 skirtingose vietose. Vienas iš teroristų vėlgi buvo nužudytas. Kitas teroristas buvo sulaikytas. Ir čia, Izraelyje prasidedant naujai savaitei, situacija yra labai įtempta. Tikėkimės ir melskimės, kad tai nėra kokios nors teroristinių išpuolių bangos pradžia, su kuria dėja esame pernelyg gerai susipažinę tiek Judėjoje ir Samarijoje, tiek visoje šalyje. Visas naujausias žinias apie šį incidentą, apie šį išpuolį, žinoma rasite jns.org, kai tik bus pateikta daugiau informacijos. Kalbant apie terorizmą, tai turėjo būti pirmoji tema, apie kurią kalbėtume. Bet dėja, dėl šio ryto išpuolio tai tapo antrąja tema. Tačiau 2 Izraelio paauglės buvo sužeistos, viena sunkiai, kai arabų teroristas jas partrenkė savo automobiliu. Tai įvyko Guš Ecijon sankryžoje praėjusio sekmadienio vakarą, tai yra Judėjoje. Pasak Magen David Adom greitosios pagalbos medikų, jie nugabeno 2 nukentėjusiasias į Šare Cedek ligoninę Jeruzalėje. 17 metų mergina buvo sunkios būklės su apatinės kūno dalies sužalojimais, o 15-metė patyrė vidutinio sunkumo veido sužalojimus. Vėlgi, 2 merginos prie autobusų stotelės ir jas tyčia partrenkė arabų teroristas. Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad karys per labai trumpą laiką neutralizavo teroristą. Ačiū Dievui už tai. Arabų tautybės vyras, kuris tai įvykdė, 31 metų iš Hebrono, vėliau mirė nuo savo sužeidimų, nes kariai ten veikė labai greitai. Izraelio gynybos pajėgos sekmadienio vakarą surengė reidus Hebrone, teroristo namuose, apklausė jo šeimos narius ir artimuosius. Taigi, praėjusį sekmadienio vakarą sėdžiu ant sofos, žiūriu televizorių ir staiga gaunu pranešimus į telefoną apie galimą teroristinį išpuolį Guš Ecijono sankryžoje. Tai tiesiog vos 1,5 kilometro nuo mano namų ir po kelių minučių išgirstu greitosios pagalbos automobilius. Tai ne viena sirena, o nenutrūkstamos greitosios pagalbos mašinos maždaug 5 minutės. Ir kas nutiko? Arabų džihadistas panaudoja savo automobilį kaip ginklą, nusprendė įsirėžti į jaunas merginas, paauglės, laukiančias autobuso ar pavėžėjimo. Ir tai yra mūsų realybė čia. Ir vėlgi, tikiuosi, kad tai nėra nauja smurto banga. Mes matėme panašių islamistų išpolių automobiliu visoje Izraelyje ir iš tikrųjų visoje Europoje. Ir man nereikia jums priminti apie 2001 metai rugsėjo 11, kai buvo panaudoti lėktuvai, o ne automobiliai. Tačiau principas tas pats. Transporto priemonės naudojamos kaip ginklai. Tikslas yra žudyti, įvaryti baimę ir sukelti paniką. O kodėl partrenkti šias merginas? Todėl, kad jos yra žydės ir izraelietės. Dėl to, kad šiuo metu esame kare su Iranu, kare su Hezbollah Libane ir visose kitose frontuose. Šie ataka sulaukė maždaug 15 sekundžių dėmesio visuose pagrindiniuose TV kanaluose per jų žiūrimiausio laiko naujienų laidas. Paskutinį kartą girdėjau, kad sunkiai sužeista mergina buvo vežama į operaciją. Žmonės turi suprasti, kad šios merginos ir jos šeimos realybė galėjo visam laikui pasikeisti, priklausomai nuo jos sužalojimų sunkumo. Todėl nesumenkinkime šio išpolio vien dėl to, kad, ačiū Dievui, niekas nežuvo. Deja, šį rytą kažkas buvo nužudytas. Išpolio Guš Ecijono tikslas buvo nužudyti. Vien dėl to, kad teroristui nepavyko visiškai įvykdyti savo tikslo, neturėtume sumenkinti to, kas įvyko. Beje, dėl to jo šeima dabar gaus atlyginimą iš Palestinos administracijos pagal jų mokėk už žudymą programą. Visą likusį gyvenimą jie gaus mėnesinę pašalpą,
kurią skirs Palestinos administracija. Noriu pagirti Guš Ecijon sankryžoje budėjusius karius už tai, kad jie likvidavo teroristą ir užkirto kelią dar didesniam kraujo praliejimui. Daugumoje šiuo atveju teroristas taip pat turi ginklą, arba šaunamąjį ginklą, arba peilį. Ir panaudojęs savo automobilį taranavimui, jis išlipa ir bando pribaigti sužeistuosius. Ačiū Dievui Izraelio gynybos pajėgoms, kurios užkerta kelią maždaug 95% suplanuotų išpolių Judėjoje ir Samarijoje. Tačiau visi turime išlikti budrus, nes daugelis mūsų kaimynų dėja nori, kad būtume nušluoti nuo žemės paviršiaus. O šis rytas buvo dar vienas to įrodymas. Taigi tai, kas šiandien įvyko Guš Ecione ir centrinėje Izraelyje, yra viena terorizmo forma. O pastarosiomis savaitėmis kalbėjome apie daugybę kitų terorizmo rūšių. Žemės ūkio terorizmas, kai arabai bando ištrinti žydų istoriją, naikindami archeologinės vietas. Anksčiau kalbėjome apie aplinkos terorizmą, kai arabai gyvenantys Palestinos autonomijoje degina savo šiukšles, teršia orą ir leidžia nevalytoms nuotekoms patekti į upelius. Dabar, kai lauke kyla temperatūra ir Izraelyje vasara, turime susidurti su terorizmu, gaisrų ir padegimų forma. Tai vyksta kiekvienais metais. Kai tik lauke karšta ir viskas išdžiūvę, arabų grupės Judėjoje ir Samarijoje bei kitose šalies dalyse bando sudeginti Izraelį iki pamatų. Štai ataskaita iš Ratzola Judėjos ir Samarijos, taip pat žinomų kaip gelbėtojai be sienų šios savaitės. Daugybė incidentų Samarijos ir Jordano slėnio regionuose. 10 įtariamų padegimo taškų palei Gilado kelią Samarijoje. Jordano slėnyje gaisrų gesinimo lėktuvai ir sraigtasparnis padeda gesinti anksčiau kilusi gaisrą. Ugniagesiai suvaldė gaisrą netoli Har Brachos. Vėl grįžtame prie ataskaitos iš Ratzolos, Judėjos ir Samarijos. Gilado kelyje Samarijoje ugniagesiai šiuo metu dirba 4 pagrindinėse gaisro vietose palei maršrutą. Tankus dūmai dengia kelią, o komandos dirba gesindamos gaisrus. Samarijos apygardos policija yra vietoje ir reguliuoja eismą palei kelią. Izraelio priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų tyrėjas yra įvykio vietoje ir iki šiol nustatė 10 atskirų gaisro židinių. Ugniagesiai ir savanoriai, padedami Izraelio gamtos ir parkų tarnybos komandų bei vietos ūkininkų, dirba gesindami gaisrą, kuris kilo anksčiau netoli Ein Sukoto šaltinio. Tai yra Jordano slėnyje. Komandos praneša apie 3 aktyves gaisro frontus ir sudėtingas reljefo sąlygas, kurios kai kuriuose vietose neleidžia gesinti gaisro nuo žemės. Gaisrą gesinti padeda Elado gaisrų gesinimo eskadrilės lėktuvai ir Izraelio policijos oro padalinio sraigtasparnis. Tai buvo tik viena ataskaita apie vieną dieną praėjusią savaitę. Žmonės, taip vyksta visą vasarą. Viskas, ko reikia, keli degtukai ir šiek tiek žabų. Kai kuriais atvejais į žydų sodus ir laukus metamos padegtos padangos. Tad neapsigaukite. Didžioji dauguma šiuo atveju nėra atsitiktiniai gaisrai. Tai yra bandymai padegti žydų sodus, laukus ir net namus, o galiausiai nužudyti žydus. Tai yra kita terorizmo forma, paprasta ir aiški, ir ji vadinama padegimu. Ir tai gali būti sunkiausia užkirsti kelią, nes tai įvyksta per kelias sekundės ir išplinta po visą mūsų sausą šalį. Judėjos ir Samarijos bendruomenės puikiai žino šią realybę. Daugelis turi gaisrinės mašinas ir kitą įrangą, skirtą būtent šiai problemai spręsti. Tačiau tai nėra nepriekaištinga sistema. Tikėkimės ramios vasaros šiuo klausimu ir tikėkimės, kad tie, kurie bando padegti Izraelio valstybę, bus sugauti teisėsaugos pareigūnų. Toliau, remdamiesi Izraelio gynybos pajėgų ir Izraelio saugumo agentūros žvalgybinę informaciją, kariuomenės daliniai sulaikė 3 teroristus, kurie ruošiasi įvykdyti didžiulį išpuolį Menašė regione Samarijoje. Vėliau kariai aptiko požemėje paslėptą savadarbį šaunamąjį ginklą. Pažiūrėkime šį Izraelio gynybos pajėgų vaizdo įrašą. Tai tik viena ataskaita iš vienos saugumo operacijos šią savaitę šiame regione. Negaliu pasakyti, kiek panašių operacijų kiekvieną naktį atlieka drąsūs Izraelio gynybos pajėgų vyrai ir moterys. Ir štai kur tikrasis skirtumas tarp Judėjos ir Samarijos bei Gazos. Šioje teritorijoje Izraelio gynybos pajėgos gali kasnakt siųsti sausumos pajėgas, kai žvalgyba rodo, kad ataka netrukus įvyks. Gazoje mes neturėjome savo karių vietoje, o Hamas turėjo visišką laisvę kasti teroristinius tunelius ir gaminti raketas iki spalio 7-osios. Tenskime maldas už mūsų karius, kurie saugo mus čia Izraelyje visą parą, 7 dienas per savaitę.
Ir dar viena ataskaita iš Palestinian Media Watch apie antiizraelietišką neapykantą ir raginimus smurtų iš mūsų vadinamųjų taikos partnerių Palestinos administracijoje. Gegužės pabaigoje oficialioje Palestinos administracijos televizijoje vėl nuskambėjo raginimas išnaikinti žydus. Ir ne, kaip sako Palestinos žiniasklaidos stebėsenos organizacija, tai nėra vaizdo įrašas iš nacistinės Vokietijos prieš 80 metų. Tai vakarų finansuojama Palestinos administracija vos prieš 10 dienų. Kaip pranešama, oficiali Palestinos administracijos televizija vėl transliavo maldą, kurioje Palestinos administracijos religinis lyderis ragino išnaikinti žydus. Ši malda tampa tarsi mantra šioje televizijoje. Kaip sako šis religinis pareigūnas, cituoju, suskaityk juos ir žudyk po vieną, nepalik nė vieno. Tai buvo oficialioje Palestinos administracijos televizijoje 2026 m. gegužės 22 dieną. Pažiūrėkime įrašą. Viešpatie, sustiprink mūsų žingsnius ir padėk mums nugalėti netikinčiųjų tautą. Viešpatie, neleisk nė vienam skriaudėjui likti nenubaustam pasaulio viešpatie. Viešpatie, pasirūpink savo priešais ir savo religijos priešais. Viešpatie, suskaičiuok juos ir nužudyk juos po vieną, nepalik nė vieno iš jų. Kaip sako PMW, raginimai vykdyti genocidą neturėtų būti toleruojami jokioje religinėje ceremonijoje. Tačiau Palestinos administracijos mečetėse šie raginimai prieš izraeliečius ir žydus yra įprasti ir per oficialią Palestinos administracijos televiziją transliuojami visiems palestiniečiams. Kaip parodė PMW, šis reiškinys yra ypač pavojingas, nes daugiau nei 90% palestiniečių save laiko religingais. Kadangi Alačio žodis negali būti kvestionuojamas, Palestinos administracijos teigimu, žydų žudymas dažnai pristatomas kaip islamo garbinimo forma. Per pastruosius 2 metus vien Palestinos administracijos televizija mažiausiai 8 kartus transliavo religinių pareigūnų pamokslus, kuriuose meldžiamasi už žydų sunaikinimą, paskutinį kartą gegužės 22 dieną. Klausimas. Kiek dar šalių aklai finansuos Palestinos administracija, kai jų pinigai naudojami neapykantai ir kurstymui? Kiek dar Izraelis leis Palestinos administracijai egzistuoti, kai tokia yra realybė? Suprantu, kad dabar vyksta karas daugelyje frontų, bet kai situacija su Iranu, Libanu ir Gaza nurims, turėsime atkreipti dėmesį į šią realybę, kuri yra ne prie mūsų sienų, o mūsų sienų viduje. Tai tęsiasi jau daugiau nei 30 metų. 2000-aisiais tai sprogo kaip antroji intifada, arba kaip aš vadinu Oslo karas. Taip, IDF fiziškai sustabdo 95% atakų, bet čia kalbame apie kitos kartos vaikų smegenų plovimą Palestinos autonomijoje. Tačiau, kaip sakiau, yra ką galima padaryti. Jei jie neturės finansavimo, jie negalės gaminti šių nesąmonių. O jei Izraelis pasakys gana, jie gali viską uždaryti. Atėjo laikas pagalvoti apie mūsų kaimynų ateitį, nes tai, ką jie mato per televiziją, socialiniuose tinkluose, mokyklose ir mečetėse, turės įtakos kitai kartai čia, Izraelyje. Atėjo laikas viską uždaryti kartą ir visiems laikams. Dabar kita istorija mane tikrai supykdė. Štai Times of Israel antraštė iš šeštadienio vakaro. 9 palestiniečiai buvo sužeisti per naujakurių siautėjimą Havaroje. Izraelio gynybos pajėgų kariai matomi mušantis vyrą. Tai yra antraštė. Ir tada beje tik pačioje straipsnio pabaigoje parašyta: Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad kariai ir pasienio policijos pareigūnai buvo išsiųsti į kelias vietas Havaroje, gavus pranešimų apie įtariamą Izraelio civiliams priklausančių gyvulių vagystę. Dabar aš vis dar bandau surinkti visas detalės, bet straipsnio antraštė nieko nesako apie tai, kaip viskas prasidėjo. Būtent, žydai buvo apiplėšti, jiems pavogė gyvulius. Ir vėlgi, aš nepateisinu smurto, bet sakau, kad antraštė jau kaltina vadinamuosius naujakurius. Tik vėliau jie pasako, beje, žydai buvo tie, kurie buvo užpulti. Straipsnėje taip pat nuolat cituojama PA naujienų agentūra Wafa. Tai ta pati Palestinos valdžia, kurios religiniai lyderiai ragina žudyti žydus. Ir štai kam jūs ketinate patikėti patikimą informaciją. Žmonės, kiek kartų per pastarąsias kelias savaitės mes kalbėjome apie tariamą naujakurių smurtą. Ir tik vėliau mums pasakoma, kad žydai buvo tie, kurie buvo užpulti. Ši antraštė visiškai klaidina dėl tikrosios istorijos esmės. Aš suprantu, jei norite pasakyti, kad esate prieš smurtą. Tai labai aiškiai suprantu. Tačiau žiniasklaida turi pranešti apie tai, kas įvyko. Ir jie to nedaro. Ir tuo pačiu metu oficialioje Palestinos autonomijos naujienų tarnyboje naudojama nepatikima, vadinamoji naujienų agentūra. Mano mintis tokia: būkite atsargus, ką skaitote. Toliau. Istorinė akimirka Benjamino kultūrinėme gyvenime.
Binjaminas, žinoma, tai regionas į šiaurę nuo Jeruzalės. Kitą mėnesį Aaron Foreste bus atidarytas naujasis Telmonimo amfiteatras. Tai yra Dolevo Telmonimo bloko širdyje. Ši vieta yra didžiausias pramogų kompleksas, pastatytas Binjamino regione ir visus metus tarnaus šio krašto gyventojams, siūlydama kultūrinius renginius, laisvalaikio veiklas ir pasirodymus. Kai visi darbai bus baigti, amfiteatras galės talpinti iki 3000 žiūrovų, todėl tai bus didžiausia pasirodymų vieta regione. Naujasis amfiteatras, pirmasis tokio tipo Binjamino regione, pirmą kartą leis rengti didelio masto pasirodymus šioje vietovėje ir atves žymiausius menininkus bei atlikėjus į Binjamino širdį. Tai kodėl aš jums pasakoju istoriją apie naują amfiteatrą? Ar tai tikrai yra pagrindinė naujiena visame pasaulyje? Ir atsakymas į to yra aiškus. Taip, tokie projektai rodo, kad Izraelis investuoja į žydų gyvenimo šioje vietovėje pastovumą. Nebėra kalbų apie pasitraukimus, nuolaidas ar dar vienos valstybės sukūrimą tarp Jordano ir Viduržemio jūros, kuri žinoma būtų teroristinė valstybė, žvelgiant į Tel Avivą. Mes jau esame ėję tuo keliu anksčiau ir tai baigėsi tūkstančių izraeliečių žūtimi. Mes atidavėme žemę, bet negavome taikos. Gavome karą ir terorizmą. Taigi ši 3000 vietų lauko amfiteatras yra dar vienas nuolatinio žydų buvimo mūsų protėvių ir biblinėje tėvynėje simbolis. Taigi sveikinu Izraelį Gansą, Binjamino regioninės tarybos vadovą ir visus kitus mano draugus tame regione. Štai dar vienas pavyzdys, kaip Judėjoje ir Samarijoje įtvirtinamas nuolatinis žydų buvimas. Kfar Tapuače atidaryta nauja Ješivos vidurinio mokykla 2026-2027 mokslo metams. Šią mokyklą valdys Bnei Akiva Ješivų ir Ulpano centras, kai tinklas laimėjo konkursą, kurį paskelbė Samarijos regiono taryba. Naujoji įstaiga, pavadinta Bnei Akiva Jeshivat Tapuach, bus skirta Kedma bloko mokiniams, įskaitant tuos iš Kfar Tapuach, Rehelim, Migdalim, Nofen Nehemija, Evietar, Rehavam bei kitų bendruomenių šiame regione. Ješivos įkūrimas yra regioninės tarybos 5 metų švietimo plano dalis, pagal kurį 10 milijonų šekelių investuojama į švietimo sistemos plėtrą ir atnaujinimą, bei pasiruošimą sparčiam regiono augimo tempui. Šį rudenį Samarijoje atidaroma vidurinė mokykla. Tai kas? Ar tai verta dėmesio? Iš pirmo žvilgsnio – ne. Bet kaip sakiau pasakojime apie amfiteatrą, tai dar vienas pavyzdys, kaip sodinamos sėklos ateičiai, kad ši šalies dalis liktų žydų rankose ištisas kartas. Taip, vyriausybės gali pakeisti savo nuomonę ir visi matėme 2005 metais Guš Katife, Gazos ruože ir šiaurinėje Samarijoje, kai visi žydai ir jų bendruomenės buvo iškeldinti, o namai sunaikinti. Tačiau kuo labiau pripažįstame šias teritorijas kaip savo šalies dalį, tuo mažiau tikėtina, kad tai galėtų įvykti. Ir vieną dieną labai greitai visiškai Izraelio suverenitetas šioje teritorijoje. Ačiū, kad prisijungėte prie mūsų Judėjo Occasion laidoje per JNS TV. Noriu padėkoti žmonėms dirbantiems užkulisiuose. Prodiuseriai Barbarai Kamenovai, inžinieriui Aronui Vagonėriui, Zachui Sikermanui, Rajanui Livšicui, stoties vadovui Jurijui Svereckiui ir mūsų vaizdo redaktoriai Olgai Sinatovai. Labai ačiū, kad buvote su mumis. Būtinai apsilankykite JNS TV, kur rasite visą nuostabų turinį. Apsilankykite jns.org, kad sužinotumėte visas naujausias žinias iš Izraelio, artimųjų rytų ir viso žydų pasaulio. Palikite mums super thanks ir būtinai prenumeruokite. Susitiksime kitą savaitę čia, laidoje Judėjo Occasion, tik per JNS TV.